Už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Labą rytą, esam Skaudvilėje, o dabar keliausim į Raseinius. Ir nusprendėme, jog pats metas jums visiems pristatyti mūsų karavaną, nes kiekvienas automobilis ir žmogus čia turi labai svarbę ir reikšmingą funkciją. Štai čia yra Žilvinas, kuris vairuoja triukšmingąjį džipą. Džipas kiekviename mieste praneša, kada kamuolys pagaliau kerta jo ribą. Centriukas. Saugos automobilis, už jo vairo sėdi Pavelas. Labas, Pavelai. Labas, Benuk. Jisai fiksuoja kiekvieną akimirką kamulio kelionės ir įžaidėjų nuotykių. Čia mes turim autobusiuką, kuris važiuoja iš paskos, jis yra taip pat saugos automobilis. Yra ženklai, parodome, kad automobiliai jį saugiai aplenktų. Paskutinis, bet tikrai neblogiausias mūsų su Jurgiu automobilis. Kągi, karavanas pristatytas ir jau pasiruošęs judėti į kelią. Varom už Lietuvą. Startas. Kas laimės? Lietuvaičiai! Kas laimės? Kas laimės? Lietuvaičiai! Mums tikrai reikia nemakščių energijos, taip kad ką kraunat? Laimės sportuoti. Pasitikėjimą, sėkmę, laimės, motinos meilę, stiprybės, kad įkristų. Tikėti savimi. Daug laimės. ištvermės, šaunių fanų, Vilties. Daug tritaškių. Kas truškėtų jas panos. ištvermės, kantrybės, pasisekimą. Niekad nepamiršt, kad mes galim. Energijos. Laimėt. Daug tritaškių. Kietos gynybos. Sėkmės ir stiprybės. Vien tik pergalės. Vienybės. Aukso. Už pergalę. Štai kiek nemakšiškių mums palinkėjo, na nežinau, viso ko geriausio, aš manau, kad jau nepasisek negali. Kągi, esam prie mažosios Viduklės kaimų bendruomenės. O tai klausykit, ar varot už Lietuvą labai stipriai? Varom labai stipriai, linkiam pirmą vietą krepšinio čempionate. Sergam, taigi visi serga. Supratau, gerai, tai žodžiu, visa Lietuva serga, visi sergam ir gydytis, žinokit, neverta, man atrodo, nuo šitos ligos, nes nėra bloga. Viduklė varo už Lietuvą! Va tai va, kodėl varo už Lietuvą? Nes man patinka Lietuva. Sakykit, dvasiškas tėvė, apie sportą manot ir apie Lietuvos krepšinį ir Lietuvą. Tai manau, kad labai garsina Lietuva krepšinis. Ir jau kiek metų, kiek daug metų, kada Lietuva išgarsėja krepšiniu. Viduklėje mus pasitiko įvairiausios spektros sirgaliai. Stebėkite mūsų kamulio nuotykius toliau. O kas mūsų laukia toliau? Raseiniai mūsų laukia, žinok, neapsakomai. Patinka tau čia gyventi? O kodėl? Kad nemoku kitų kalbų, gerai čia ir.